Sveiki. Darbai nusimato. Arba kumo reikia naujo. Gal reikia akumo naujo. Nebepasuka. Na va, pabandyti reikia čerčą. Jo, dar krautis turi. Gal čia starterio problema. Na, bandom. Bandau šitai. Čia dabar. Tegul dar pasikrauna, bet aš suprantu, kad čia yra problema su dar elektronika, su tais davikliais. Na, tai čia tegul truputėlį pasikrauna ir reikės, ką reikės, oro prisipūst. Jo, oro būtinai. O čia iš vis nėra šitam. O kaip didelėse, tai yra. Matot, kaip viskas nukakota mano pastatėlį žvirblių. Visas. Užknisa. Tai va, tik pripučiu šitas. Ir startuot galėsim. Pažiūrėsim, ar pjauna po žiemos. Kadangi kompresorių už langų neturiu, anam garaže naudosiu štai va šitą pritaisiuką, kur jau tada esu išbandęs. Nuo tada, kai bandžiau, aš jį nesu naudojęs. Pakrojau, palikau, tai pasižiūrėsim, kaip ar pripūs, va taip ekstra atveju, kiek čia 2 mėnesiai praėjo, ar nepripūs. Ką rodo akumas? Gerai, laiko dar. Žiūrim, kiek slėgio. Nieko nėra slėgio. Oho. Paliekam. Oi, ne į tą pusę. 2 palieku. Na, startas.
Spėk iš vieno karto, kaip sekasi man pjauti. Nepasileidžia dek. Pernai buvo viskas gerai, kai nupirkau aš čia jį. Aš čia nereikėjo pirkti. Čia viskas aišku, kad čia triperis. A ne? O šį kartą ar jis užžūdėjo, ar ten kas pasidarė, nepasileidžia dek. Neįsitempiau šitas dirželis. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ieškot kažkur galų. Kaip smagu ir faina. Kaip smagu ir faina ta mūsų kaime. Supratau reikalo esmę. Tada, kai nebuvo žolės, tai kaip ir pjovė beveik. Šitas diržas čia belia kaip ilgas, belia kaip jaučiais. Jis čia net negali pjauti, nes jis čia net ne iš tos parapijos aš įtariu. Jo, jis belia kaip ilgas. Belia kaip. Tai reikia nusimti jį, nes čia pradėjau pjauti. Tai ką tai čia, vat, tada kai buvo nupjauta mano ir aš tik perpjėjau, tai kaip ir pjaudavo, tai čia dar gražiai pjauna, o va tie šita vieta, matot, strigdo peilius. Nu, nestrigdo, stoja peiliai paprasčiausiai. Tai kažkaip nekreipiau dėmesio, tada prabandžiau tą traktorėlį, kai viskas buvo apipjauta, viskas buvo atrodė gerai, o pasirodo, čia nieko gero nėra. Tai va. Arba čia gal netaip įdėtas tas diržas, einu atsinešiu iš ano garažo raktelius ir atsisuksiu, pasižiūrėsiu, kaip čia kas ir kaip čia su kuo valgoma, nes čia tai su žoliapjove geriau pjauni ir greičiau pjauni nei su traktorėliu. Nu jo, o žolytė, o kokia čia žolytė? Čia to žolytės nėra dar kol kas. Ar nereiks atsiprašyti man mano senosios vėjapjovės? Ne. Aš manau, kad esu gabus vyrukas, tai sutvarkysiu ir šitą. Nors nesu žoliapjovė ekspertas, bet gyvenant kaime tampi visokių ekspertų. Wow! Jau dabar nekeičiu dar diržo, bet reiks pakeisti, jau geriau pjauna. Matosi? Čia būdavo tik nuleidi peilius viską. Ką aš padariau, išėmiau spyruoklę. Vat paėmiau ir pašalinau va šitą spyruoklę, kurį laikė. Nu, jisai faktiškai kaip atjungia, tai turėtų iš karto užkirsti peilius. Tai aš va čia įdėsiu silpnesnę spyruoklę, nes buvo tokia galinga. Ir aišku, diržas yra per šiek tiek per ilgas, man atrodo. Nes jau tempimo nėra. O šiaip tai dabar traktorecas jau jama gerai, jama tikrai. Respektas traktorecui. Kadangi nenoriu veltui išmest žolės, tai nešiu Danieliauskam. Pažiūrėsim, kaip jie valgys šitą žolę. O va, savo tik ėda, ane? Ir kevakas ėda visi. Lemą taip norėčiau droną dabar paleisti, tai vėjas baisinis. Tai dar labai džiaugiuosi, kad turiu gerą audio aparatūrą, kuri leidžia filmuoti. Nes jeigu be šitų mikrofonų, tai žinokit, vieną kartą bandžiau, tai vėjas baisus. Net sarmata leisti į YouTube. O tvarka daryk, sėdė, tvarka daryk. Čia tegul pacanai nemuštravoja tavęs. Tai davai virštam vieną tokią ir mano pusė ganyklėlės baigta. Vakar reikėjo man čia užsiimti, bet vakar sekmadienis tai nenorėjau čia pjauti, o ir be to negalėjau pjauti, nes buvo labai daug prilyja. Ir lyjo visą dieną vakar dar. Tai šiandien irgi jau taip nemažai palyja, bet dar įmanoma jau šiandien papjauti. Pas mane čia labai tokios lievos pievos,
lieva žemė, tai viskas čia daug neįauga, tai labai paprasta ir šienauti. Nu, gal kaip nors prisijaukinsiu šitą traktorėlį. Bet vat pirkau iš pažįstamo, nu, jisai, aišku, pernai pardavė. Sakau, ar gerai pjauna? Jo, viskas pjauna. Jo, taip ten ir pjovė. Niekas ten nepjovė, nes bandydavo net įjungti, tai va net čia suskaldyta. Bet argi tau pasakys, kad ir pigiau parduoda, sakytų pažįstamas ar kažką, sakytų, Giedry, žinok, knisu protą. Nifiga ten nepjovė, nieko, ten buvo geras, ten daug tiek pinigų ar tiek. Bet ne, žmonės visi bando apgaulę. Melagiai visi, aferistai. Nu, ne visi, juokauju. Tai va, o, replės, tikro kaimiečio gyvenimas. Aš kartais taip pagalvoju, sako, nerodyk to, nerodyk ano, nes bus ten kaip anam, bus kaip kitam, ten įskūs tave dar kažką ir pagalvoju. Na, įskūs tai įskūs. Nustosiu filmuoti, tai nustosiu filmuoti. Nieko jau čia tokio. Bet reikia žmonėm rodyti tokią realybę, kokia jinai yra. Nes visi atvažiuoja į sodybą ir sako, o, čia kaip faina, čia kas. Arba kiti sako, čia bardakas, susitvarkyk. Tai žinokit, kartais sukiesi šitam kiaulių rate, kad tik išgyventum. Kad tik išgyventum. Tai žiūrėk, tai žolė, tai tas, tai dabar žiūrėkit, yra reikalai. Vat, sutvarkau su žolė, tai čia kokia bus 4-5 dienom su žolė susitvarkymas, pertraukėlį. Tada reikės tvarkyti medžius, ten, nu, žodžiu, tada daržai, tada dar žmonai šiltnamis, jau neprieinu prie mini ūkio. Ta prasme, dar net neišmėžiau, kai sakiau, kad išmėšiu, tai dar net to nebuvo. Tai va, tada reikės kokią visą dieną, kol išmėšiu. Ir kas čia beliko, mėnesis geras, jeigu va tokie orai, faini, vėl šienavimas. Vėl šienavimas, vėl Danieliam ruožu šieną, viską. Ir va taip spėk suktis tam kiaulių rate, vos spėjai suktis, kartais pagalvoji, nu blemba, tikrai. Ir po to svarstai, ar tu čia kažką padarei šiandien, ar nieko. Nu va, atrodo, visą dieną tu turėjai, kaip aš sakau, laisvą. Nu kaip laisvą, ne laisvą, bet ta prasme, neturėjai kažkokių taip ypatingai ten valdiško darbo, kaip sakoma. Ar tu ką nuveikiai šiandien? Tai pasižiūriu, nu nieko. Vat jau gerokai po pietų, aš dar žolės nenupjojau, nes traktorėlis pagalvojo, kad aš čia biškį pakvailiosiu, tai neužsikvedu, tai dar kažkas, tai anas. Tai va, tokie ir niuansai. O vėjas tai negailestingas. Jo, mano sąraše dar akumas. O, pys. Ai, ne. Nupjojau šitą visą, vat, surinkau, aišku, ir buvo jau nedaug kuro likę ten, nu, benzino, ten pernykštis buvo likęs, tai va gal tiek buvo likę, bet čia kažkur litras nepilnai, tai vat jį ir sugėrė šitas traktorėcas. Aš kažkada buvau skaičiavęs, bet ne su šitu benzininiu traktorėliu, bet su dyzeliniu, tai trimeris, žoliapjovė traktorėlis, mano visai sodybai pjauti.
Tai va taip, nu, patinginiaujant, ne jau kaip reikia žolę pjauti, bet tada, nu, ta prasme, ne kada, kad būtų idealu, bet tada jau, kai reikia žolę pjauni, tai nepersistengi. Tai buvau suskaičiavęs 100 eurų, tik ant degalų išeina, jo, visam sezonui. Ir apie 80 dienų, nuo 8 darbo valandas. Aš sugaiždavau, va taip, suzipintą visą laiką per sezoną. Tai va, tai pagalvojus 10 dienų, bet kokiam darbe uždirbi 500 eurų, jau bet kokiam. Ir dar kuras, benziniukas kainuoja, tai jei taip ilgiau papolitikavus, tai galiu pasakyti 600 eurų tik ant žolės, nu, vėjos, kaip sakoma, sodybos priežiūros išeina. Tai kai žmonės, kurie nelabai, nu, ta prasme, nepasiturinčiai gyvena ir sako, neprisižiūri žolės ten, ne, dar kažko, tai kad žinokit, čia tik turint techniką, čia eksploatacija tiek kainuoja. O plus techniką reikia nupirkti, jie dėvisi, peiliai, visokie huiniai, muiniai išeina. Tai sočiai pinigėlio išeina, sočiai. Pilam benzioką. 10 litrų nesutilpo. Tikiuosi bakas nekiauras. Tai 10 litrų nesutilpo, nes va čia buvau nupirkęs 10 litrų bakelį benziniukso. Tai kiek čia dar liko? Nu, litras, tai kokius 9 litrus pripylėm. Tai vat, žiūrėsiu, kiek nusipjaus su 9 litrais benziniukso. Va čia būtų gera viršelio nuotrauka, ne? Pradedam kaip ten? Va čia nuotrauka būtų gera. Pradedam žolynų sezoną, va taip. Pagalvojau, ką čia nešė tą likutį. Reikia sugirdyti samurajui. A ne? Sami. Kiek čia kokią 2 litrus gausi? Visą laiką ant ribukės. Visą laiką. Kiek yra benzino, tiek ir išvažinėjau. Man su šitu Samiu taip patinka važinėti, kad jisai, nu, jis mėgsta gerti benziną. Mėgsta. Jis nesigardžiuoja tuo benzinu, bet jis, galiu pasakyti, ryja jį šliukš dideliais gurkšniais. Nors varikliukas tai maliukas, traukos nėra, bet gerklė tai kaip į oko. Įsidėsiu dabar į golfą, kai važiuosiu į miestą, arba gal žmona važiuosiu į miestą. Nors šiaip penktadienį labai gerai pirkti, nes būna Baltic Petroleum lyg tai su programėlė. Ten bakadienių diena, bakadienis, penktadienis būdavo, o dabar tik šiaip akcija. Tai kokiais 7 centais benzinas būna pigesnis, dizelis būna pigesnis. Tai va tada gerai pilną baką prisipilti. Tai galvoju, reiks penktadienio palaukti. Vis tiek čia užteks man šitą benzino. Motociklė pilnas beveik bakas. Javoj. Kaip su Javo reikalai? Neklauskite. Tingiu. Žinokit, nusipirkęs motociklą naują. Javos jau nebenoriu. Sąžiningai galiu pasakyti. Reikia varyti technikinę. Reikia. Bet nenoriu. Tai va tame ir yra dalykas, kad reikia, o noro tai nėra. Kaliaskė uždėta, bet reikia dar ten kaliaskės posūkius sutvarkyti. Bet taip ir stovi. Ne posūkius, bet požibinčius. Bet taip ir stovi kažkaip. Kai naujas mocas yra, tai net nesinori tų važinėti. Aš taip ir sakiau, kad bus, nes aš esu toks žmogus, nusipirku naują rūbą, tai seną išmetu iškart naują. Tas sau, kad dar senas ir būna, dar geras ir kažką, bet aš visą laiką naują. Pavyzdžiui, dabar žoliapjovė yra sena ir yra nauja. Tai senos jau net nepaimam, vis tik nauja kažkaip, yra naujas daiktas. Tai tas pats ir su Royaliu atsitiko. Yra naujas motociklas, tai kam tą Javą dar ten imti. Dar va čia nupjausiu ir bus vištom va padėjimui, nunešimui žolytės ir užtenka pjauti šiandien. Rytoj galvoju, gal dar pjauti. Tai vis, nenusimeta ta žolė, būna mini ūkiai. Vis tiek šiokia tokia nauda, nes dabar Danieliai guli, perdžia ir kaifuoja nuo žolytės. O taip tai atiduok
išpil kažkur į mulčią ar kažkur tai niekas nepanaudos. Dabar panaudoja dar nors Danieliai. O va, matot, kaip miega gražiai prieš saulytę. Šiaip tai aš su žoliapė jiem jau rodžiau, pasakojau, kad prinešu žolės. Tai tiek jie neturėdavo, dabar va kūgiai. Va ir triusikai dar gauna žolės. Tai kadangi jie va iš čia irgi ėda čia žolė, ganėtinai gera žolė, o kas jiem nutikė, tai žolė? Nieko nenutikė, tik kad susmulkinta truputėlį ir greičiau džiūsta. Tai va, čia susitaupo žolės, matot, jau galima, auga tokia didesnė. Per daug vištų įsiveisiau, tai nežinau, kur reikės jas padėti, nes šiaip man tiek net nereikia. Ir kažkur dingsta kiaušiniai, tai manau, kad šarkos juos sunaudoja. O norit, kad papasakosiu vieną dalyką? Nežinau, kaip antys, ar mamos geros, ar ne. O, antys neįdūko. Va ir čia žolynų pridėjau. Šiaip tai čia galvau, kad antys kverkščia. Bet tai, kad antys neįdūko, ne? Ar taip? Princesė. Oi, graži. Nėra antys. Višta užėmė teritoriją. Nesuprantu. Sėdinai, pusė laiko sėdi ta antys ant kiaušinių, po to nesėdi. Nesuprantu. Višta tokia kverkščia, tai ir pasikeičia balsas, o antys tai taip įdomiai. Čia pasilikęs tokį lopinėlį. Pastoviai raut triušiam žolytę. Nes vat visur kitur tai čia tokia nėra ką raut. O va čia atbėga nuo mano valymo įrenginių. Ir va šitas lopinėlis labai yra derlingas. Tai čia viskas auga. Nes paprasčiausiai išbėga valymo įrenginiai pravalyti. Va iš čia ir viską. Dar tiesa reikės valymo įrenginius užsakyti, kad kas ištrauktų, o aš jau valysiu kerkeriu. Žiūrėkit, ką turim. Bobausis. A ne? Čia valgomas grybas. Sakė, jį 3 kartus reikia virt ir 4 kartą jau valgyti. O, daugiau bobausių. Ne, aš nevirsiu, nevalgysiu. Nesu labai ypatingai grybų mėgėjas, o jei valgau grybus, tai daugumoje aš valgau juos, tuos, kur žinomi. Tai paravykai, voveruškos, raudonikiai. Va, jau antys vėl nekverkščia. O Kevinas grįžo ėst vėl žolę. Jie kažkaip labiau mėgsta ėst žolę jau nupjautą. Tinginiai tiek Danieliai. Nu ką jūs? Duoniukai, ką jūs? Va. Pirmadieniaujat? Ką kitaip? Obuolių va likę nuo žiemos, duonos. Ir skanėstai. Nu čia gera žolė. Maistinga, sultinga. Ne? Gražuoliai mano. Mini ūkis. Kaip su tais baigėsi. Tai vienas nustipo, kitas kažkur dingo. Nesupratau kur. Liko tik vienas, tai paleidau. Tai iš čia kažkur. O jau gal nei to nėra. Nėra, tai nėra. Kaip sakoma. Ai, va, yra. Va, juodulys. Bailus. Tai jau. Svarstau, ar ne paskutiniai metai man čia auginti triušius. Man jie labai gražu. Bet aš jau į gardus tikrai negrįšiu auginti. Tikrai. O
laisvėje augti. Jie irgi labai lepūs, nelabai nori. O triušis toks gyvūnas, kuriam reikia labai daug priežiūros. Švaros, disciplinos, kaip sakau. Nu, žodžiu, visko reikia. Nėra taip, kad bilė, auginu ir auga. Ne, triušiai taip neauga. Būna tokių atvejų, būna tokių metų, kad būna vau kartais. Bet daugumoje tai reikia labai daug įdėti darbo, laiko, pastangų ir viso kitokių dalykų. Tai kartais svarstau, ar verta man čia užsiimti ar ne. Nes aš tai tikrai jau į narvus auginimą negrįšiu laisvėje. O laisvėje matot, kas metai vis, kaip sakau, kabutėse gerėja ir gerėja tas jų veisimasis. Tai svarstau, ar šie metai nebus paskutiniai su mano triušiais. Tai vat, labai visiems patinka triušiai, tai tik dėl to dar, kad visiems patinka ir kad man labai patinka triušiai, tai dėl to aš juos dar ir auginu. Tai gerai, jau vakarėja. Reiks eit sumontuoti vlogelį jums, kad jūs galėtumėte pamatyti jį. Ir kai visą laiką, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad uždedat laikus ir nepamirškit. Su manim galit susisiekti Instagram'e Giedrys, Facebook'e Giedrys ir ten taipogi aš keliu šiokius tokius video trumpus epizodus, kur galite sekti dienos veiklas realiu laiku, nes YouTube truputėlį kartais vėluoja sumontavimas mano video. Vieną dieną ar dvi. Bet tai kaip gražu, ane? Kai nusipjauna. Fū. Dar reiks jas trimerių įsikurti ir vat pakraščius apipjauti. Bet šiandien jau nebekursiu trimerio, nes tingiu. O, dabar užskaitau, kad traktoriukas pjauna. Užskaitau.